Šiandien su Liutauru pakalbėsime apie dirbtinį intelektą, apie pagalbą jūsų tinklalapiuose ir apie tai, kaip galima sutaupyti laiko ir suteikti papildomas kokybės ir vertės tiems tinklalapio parduotuvės lankytojams, kurie naršo jūsų puslapį, norėtų gauti informacijos ir tai norėtų padaryti nedelsiant. Ir be abejo, visas tas laikas, kuris yra nedarbo metu arba laukia jūsų atsakymą paštu, be abejo, jis gali būti sutaupytas ir sugeneruoti vertė. Tai Liutauras turi tikrai daug patirties su savo komanda, būtent apie dirbtinio intelekto pagalbą su live chatais, chatbotais, galima čia turbūt įvairiai vadinti. Ir pagrindinė kompetencija, ką išbandėme ir ant savęs, dalis ir mūsų klientų tikrai jau irgi išbandė, kad verstis tada pagalba tiek administracinėje zonai turima pačioj dešiniai oranžinės mygtukas, kurį paspaudus galima paklausti mūsų pačių tam tikrų klausimų ir dirbtinis intelektas pradeda atsakinėti. Kadangi tą produktą jau teko patiems matyti ir patirti savo kailių ir matyti kitose projektuose, kur įdėlė Liutauro komanda, tai nusprendėm padaryti bendrą webinarą apie tai, kaip galima būtų pritaikyti šį produktą ir platesnei auditorijai, kadangi vis tiek turime po 1000 elektroninių parduotuvių, tai tikrai vertas dėmesio įrankis, kuris gali sugeneruoti tikrai geros patirties, vertės ir visų kitų pliusiukų jūsų verslo internete. Tad Liutaurai perduodu žodį tau, kad papasakotum apie šios nuostabius dalykus. Ačiū, Vitalijau, už pristatymą. Įsijungsiu skaidres ir tiek papasakosiu plačiau apie AI asistentą ir dėl ko komercijos verslai jį mėgsta ir parodysiu, kaip jis iš esmės veikia. Jeigu klausot šito webinaro, viskas gerai, įgarsinsim, kad nereikėtų galvoti, kad kažką praleidžiat. Tai pasižiūrėsim į sistemą, kuri automatiškai aptarnauja klientus visą parą. Tai šiek tiek įdomios statistikos, apie 1/3 žinučių, kuriuos gauna e-komercijos verslai, jie ateina nedarbo valandom, skaičiavom savo klientų susirašinėjimus, tai realiai 1 iš 3 klientų tiesiog yra paliktas ant ledo, jeigu neturit AI asistentą, kuris gali atsakyti į klausimus po 17 ar 18 valandos, ar tai vidury nakties, kada kažkas sugalvoja kokį galbūt veido kremuką ar padangas nusipirkti. Vidutiniškai užsakymo vertė auga apie 21% su AI asistentu. Tas veikia labai paprastai. AI asistentas rekomenduoja produktus iš jūsų katalogo, kai klientas paprašo kažko susijusio su preke ir tada žmogus paspaudžia mygtuką plačiau, yra nukreipiamas į produkto polapį, gali įsidėti tą produktą į krepšelį ir atliks sėkmingai pardavimą. Ir taip pat testavom asistento tikslumo rodiklius, tai pas kiekvieną klientą jis yra virš 80% ir tas mūsų bendras vidurkis yra 81,29%. Tai principe 4 iš 5 klientų yra visiškai automatiškai aptarnaujami ir žmonėm nebereikia galvoti apie tas pasikartojančias monotoniškas užklausas. Tai jau minėjau vieną iš tų verčių, kad didėja pardavimai, galima mąstyti ir apie tą klientų aptarnavimo efektyvinimą per žmogiškųjų išteklių prizmę. Principe, jeigu turit 3 žmonės, kurie dirba klientų aptarnavime, tai vienas darbuotojas su AI asistentu gali atlikti tą patį darbą. Taip pat yra svarbu suprasti ir kokia situacija šiandien yra su tais vartotojais, kurie turbūt socialinių tinklų yra išlepinti gauti atsakymus labai greitai, ten tik tokia skrolinė, tiesiog keičiasi viskas sekundėm, tai ir tinklapiuose yra tas lūkestis iš vartotojo, kad atsakymas būtų kuo greitesnis. Jeigu per 27 sekundės vartotojas negauna atsakymą, jis jau jausis, kad iš esmės jam nebuvo suteikta pagalba. Tai ar mes norim klientus taip palikti ant ledo? Turbūt, kad ne, ir čia asistentas gali puikiai pagelbėti. Taip pat klientas dirba visą parą, neima jokių, asistentas dirba visą parą, jokių išeiginių neima, tai ir švenčių dienom, ir šeštadienį bus klientai aptarnauti. O kitas dalykas, jeigu turit svetainę ne tik lietuvių kalbom, latvių, estų, anglų,
ar kokia kita, tai jis gali puikiai irgi atsakyti skirtingom kalbom. Jeigu vartotojas parašo užklausą angliškai, asistentas irgi atsakys angliškai. Jei parašo užklausą ispaniškai, tai asistentas irgi atsakys ispaniškai. Čia iš Tai tikrųjų pridursiu, kad, gal truputį pertraukiau, pridursiu, kad iš savo patirties irgi matom tą, kad, kaip minėjau, 80%, tai taip, prižiūrim vis tiek, ko mūsų robotą klausinėja iš pagalbos srities, kaip parduotuvę valdyti, kaip pristatymų būdą sutvarkyti. Tai tikrai matom, kad klausimų kiekis ir atsakymų kiekis, tai maždaug yra tas 4 iš 5 teisingai atsakyti. Kur matom, kad neteisingai atsakyti, pakoreguojam savo pagalbos tarnybą tam, kad robotas sekantį kartą panašų klausimą atsakytų. Ir tikrai pastebėjom, kaip minėjai apie daugiakalbystę, kad turim klientų, kurie tik angliškai su mumis šneka arba tik rusiškai, tai jie su pagalbos asistentu daugiau netgi laiko praleidžia bekalbant, nors ir kaip ir pagalbą mes turim tik lietuvių kalbą, tai formaliai žiūrint galima būtų su Google Translate išsiversti per naršyklį ir žiūrėti kitą kalbą, bet su asistentu jis gražiai surezimuoja iš kelių puslapių medžiagą, pateikė tą kalbą, kurią prašė ir tikrai rusų anglų kalba, kurią mes patys dar bent jau suprantam, nes Latvijos estų nekalbam, tikrai atsakinėja ir, sakyčiau, labai labai net gražiai. Tai toks mums netikėtas momentas buvo, bet klientai pasirodo kalba ne tik lietuvių kalbas. Smagu girdėti, kad asistentas tą poligloto darbą ir Verskis LT platformoje vykdo, tai iš tikrųjų mums čia žmonėm kiek laiko užtruktų 3, 4, 5 kalbas išmokto, AI, jeigu turi tiesiog sumaitintą duomenų bazę, latvišką, lietuvišką, estišką, net duomenų bazės jam nereikia skirtingom kalbom, tiesiog pats gali vertimus realiu laiku daryti, tai čia ateina daug tos vertės. Tai jo, smagu tą girdėti. O dabar dar dėl e-komercijos pačių segmentų norėčiau šiek tiek padetalizuoti, kad asistentas pritaikomas labai plačiai. Kelis pavyzdžius turim kosmetikos srity, taip pat medicininės įrangos srity su Teida ir taip pat namų dekoro srity su Home by NB. Tai dabar iš šitą pavyzdį norėtus šiek tiek giliau ir pasižiūrėti. Tai tuoj parodysiu, kaip veikia tas asistentas. Ir vėlgi, jeigu kažkas klauso tik tai audio šito webinaro, tai viską stengsiuos įgarsint tam, kad galėtumėt suprast, kas ten susirašinėjimo lange vyksta. Tai esam atsidarę dabar Home by NB tinklapį. Šiandien dešinėje pusėje yra tas iššokantis langas. Turite klausimų, tai atrodo kaip paprastas chatas, tik tai jisai yra ypatingas dėl savo lankstumo ir AI variklio. Prieš kokius 2-3 metus buvo populiarūs tie realiai chatbotai, iš to turbūt ir kilo pavadinimas chatbotas, ten kur yra pasirinkimo variantai ir tada galima kažką paspaudus gauti deterministinį atsakymą. Ką turiu omeny sakydamas deterministinį, tai visada jis bus toks pat, tiesiog pagal taisyklių rinkinį aprašytas, su asistentu to lankstumo yra daugiau ir nors mes rekomenduojam turėti šitas skiltis, kaip ten to prekės, dovanų kuponai, užsakymo būsena, nes tai nuveda klientą prie, jam leidžia lengviau supras, ką asistentas gali, kokiom temom padėti, bet principė toliau viskas vyksta labai lankščiai ir galėtumėm paklausti, ką rekomenduotum žmonai gimtadienio proga, jeigu ji mėgsta rožės. Mąstau apie kvepalus. Tai parašau aš kaip statistinis vartotojas be lietuviškų rašmenų, praleisdamas Ž raidę, praleisdamas A nosinę, asistentui nėra svarbu gramatika, jisai supranta viską iš konteksto ir turime mes dabar atsakymus, rekomendacijas žmonai gimtadienio proga, kad galima pirkti Birkol Seductive Rose EDP kvepalus, prabangus, jausmingas aromatas su rožių, vanilės ir vaisių natomis. Čia ne mano, čia jie asistento žodžiai, puikiai tinka ypatingoms progoms, tai tikras gėlių jūros įkvėptas kvapas. Taip pat gaunam antrą rekomendaciją, Therme Mystic Rose, 30 ml, kainuoja 24 eurus. Elegantiškas ir subtilus aromatas, tinkantis tiek kasdienai, tiek ypatingoms progoms. Lengvas ir rafinuotas pasirinkimas.
Gaunam ir trečią rekomendaciją ir iš esmės apačioje čia yra iššokantis langai, kurie mus toliau ir nukreips į va tą puslapį produkto. Tai mes skaičiavom pardavimus, kiek per pirmą mėnesį atėjo, tai jų atėjo 32 vat, iš tokių paspaudimų. Tai realiai turim įrodymą, kad tas asistentas gali pardavinėti iš esmės kaip konsultantas. Dar aišku, būna dažnas tas atvejis, kur klausia tiesiog kažko apie užsakymą ar pristatymą, tai galim irgi iliustruoti, kad pavyzdžiui klausiu, kada, per kiek laiko pristatote siuntą. Tai būna tokie pasikartojantis klausimai. Mes manom, kad žmogus yra skirtas kūrybiškesniem užduotim negu atsakinėti į klausimus, kurie yra tinklapio informacijai, tai dėl to ir skatinam tą asistentą integruotis, kad tas laikas, kurį skiriat monotoniškom užduotim, galėtų būti skirtas kažkam prasmingesnio. Tegu asistentas atsako dėl siuntų, kad standartinis pristatymas Lietuvoje užtrunka 1-2 darbo dienas po užsakymo apdorojimo. Jei pasirinksite skubų pristatymą už papildomą 5 € mokestį ir užsakymą pateiksite iki 14 valandos darbo dienom, siunta bus išsiųsta tą pačią dieną ir pristatyta per 1-2 darbo dienas. Ir dar gale turim emoji ženkliuką besišypsantį, čia jau kliento užsakymų, nes norėjau, kad būtų tas draugiškas bendravimo tonas. Tai toks trumpas pasižiūrėjimas, kaip asistentas veikia, o dabar galim grįžti į skaidres ir pasižiūrėti į realius rezultatus. Tai mes po mėnesio skaičiavom, kaip asistentas atsakinėjo, tai matėte tenai laiko, dislaiko tuos ženkliukus, nykščiai viršų, nykščiai į apačią, tai susirenkam šitą ryšį iš vartotojų. Iš 219 reakcijų 194 buvo patinka, tai principė galutiniai vartotojai, klientai svetainiai mėgsta į ją atsakymus ir taip pat skaičiavom tikslumo rodiklį iš 2309 atsakymų, 1887 buvo tikslus, tai realiai tas standartas buvo minėtas, virš 80% klausimų yra tiksliai atsakomi. Klausim ir paties kliento, kuris mato daugiausia vertės asistentę, tai Žygimantas verslo analitikas iš HomeBnB akcentavo, kad šiaip nėra matęs tokios rekomendacijos, paieškos, kuri galėtų tiksliai variantus pateikti pagal problemą, tai jis irgi akcentavo, kad yra puikus pavyzdys su namų kvapais, kai žmogus parašo patinkantį kvapą, o jei pagal kvapų natas pateikia variantus. Tai čia turim realiai tokį gyvo konsultanto atitikmenį tiesiog e-shop'e, e-komercijos parduotuvį. Ir dar šiek tiek įdomios statistikos, analizavom pokalbius, tai per mėnesį buvo 707 ir 62% buvo susijęs su kliento ketinimu kažką įsigyti. Tai čia jeigu klausia apie produkto charakteristiką, apie nuolaidos kodą, apie dovaną konkrečiam žmogui, tai realiai didelė dalis tų klausimų yra ne su tuo pagalbos siekimu susiję e-komercijai, bet būtent su palengvinimu, su noru apsipirkti. Tai čia turim tokį ne tik klientų aptarnavimo specialistą AI, bet ir pardavėjo konsultantą AI. Kaip ir minėjau, pardavimų buvo 32 per pirmą mėnesį, bendra jų vertė 450 €. Tai mes patys nežiūrim į tą pardavimų funkciją kaip į pagrindinę vertę, visgi daugiau jos ateina per sutaupytą laiką, bet turbūt niekas nenulius, jeigu asistentas chatbotas galės dar ir pardavimus atlikinėti. Tai tiek apie rezultatus, o dabar šiek tiek plačiau papasakosiu apie tai, kaip yra kuriamas asistentas ir apie ką reikia pagalvoti, vertinant, ar mano e-komercijos svetainė yra pasiruošus AI asistentui. Tai pirmas dalykas yra duomenų bazės kūrimas. Mes ją kūriam iš tinklapio informacijos, tai svarbu, kad produkto aprašymai būtų tikslus, atnaujinti ir detalus. Ir taip pat galima įsikelti papildomus failus, tiek PDF-us, tiek tekstinius dokumentus, tiek Excelio lenteles, iš kurių galėtų asistentas
traukti papildomai informaciją. Ir tada, kai jau turim tą tokią tekstinę duomenų bazę iš jūsų pusės, iš kliento, mes ją optimizuojam dirbtiniam intelektui. Tai principe visus tuos žodžius verčiam į skaičius, į vektorius ir saugom tą vektorinį duomenų bazį, kur jau galim sumaitinti tą vektorinę duomenų bazę į ją ir būtent iš jos jisai trauks informaciją generuodamas atsakymus. Tai mes jau, kai duomenų bazę paruošiam, taip pat parašom instrukcijas AI asistentui, į kokius klausimus jis turi atsakinėti, kokiu tonu turėtų atsakinėti, ko galbūt geriau nenurodyti. Pavyzdžiui, jeigu paklaustume ten asistento, koks yra geriausias Lietuvos prezidentas, tai atsakymo negausit, nes mūsų tikslas yra skatinti vartojimą būtent su puslapių susijusios informacijos, o neturėti tiesiog ChatGPT versijos, kuri visus pasaulio klausimus gali atsakyti, nes tada būtų iš esmės jums nereikalingas srautas svetainiai ir iš esmės daugiau valgytų tų vadinamų tokenų arba lietuviškai žetonų, kurie įgalina tą asistentą bendrauti. Tai tiek dėl to apmokymo ir dar šiek tiek lyrinio nukrypimo į valgymą žetonų, o dabar dar norėčiau dėl atsakymų kokybės testavimo užakcentuoti. Dažnas būna pamastymas, o tai kas čia bus, jeigu asistentas nusišnekės, klaidingai informaciją paduos. Tai didžioji dalis tokių atvejų būna, kai asistentas remiasi tinklapį esančią informaciją, visgi reikia suprasti tas pats ChatGPT, mes naudojam GPT-4 variklį, turi limitą, iki kada ten duomenys yra atnaujinti. Dabar tiksliai neatsimenu, ar iki 24 metų balandžio paskutinis tas atnaujimas padarytas, bet faktas, kad jis negali, pavyzdžiui, vakar dienos informacijos ištraukti ir jisai tada bus linkęs sumeluoti, kažką klaidingai pateikti, o nepasakyti, atsiprašau, neradau informacijos. Tai mes tą problemą sprendžiam tiesiog neleisdami daryti paieškos internete ir nustatydami labai aiškius limitus, kad pačia jūsų duomenų bazė, jūsų tinklapis, iš čia saugu atsakymus generuoti, o iš interneto geriau traukti nereikia. Taip, ir paskutinis žingsnis, kuriant asistentą, yra integracija į tinklapį. Viskas labai paprasta. Jums kaip klientui jokių programavimo žinių principe nereikia. Mes tiesiog įdėgiam asistento kodą į tinklapį ir jis realiai iš karto jau veikia ir atsakinėja į klausimus. Dar bet vienas svarbus dalykas, jau po įdėgymo asistentas nuolat mokosi, tai mes suteikėm prieigą prie administravimo lango, ten galite sekti analitiką, kiek iš viso žinučių buvo iš asistento, koks buvo bendras pokalbių skaičius ir taip pat ten galite matyti tuos pačius pokalbius, susirašinėjimus, tai irgi žinosit, kuo klientai jūsų labiausiai domisi ir iš to galėsit iš esmės produkto savo svetainę optimizuoti. Tai čia svarbus dalykas, kad kai tuos pokalbius dar matot, jūs galite pažymėti, kur galbūt manot, kad atsakymas galėjo būti geresnis ir mūsų komanda iš esmės atsižvelgs, pataisys, atnaujins duomenų bazę ir užtikrins, kad kitą kartą jau būtų tinkamai į panašų klausimą atsakyta. O dar ką svarbu suprasti, asistento įdėgymas į tinklapį yra kaip toks pirmas žingsnis, bet jeigu gaunat, pavyzdžiui, daug užklausų Messengeryje, Instagrame, tai galim integruoti asistentą ir į socialinius tinklus. Taip pat turim sujungimo su konsultanto funkciją. Tai reiškia, kad jeigu arba kažkas labai piktai rašo jai asistentui, prašau, sujung mane su gyvu konsultantu, tai galim padaryti tą nukreipimą, kad žmogus prisijungtų ir jau jisai atrašinėtų į žinutės, o ne AI-us. Ir jau kalbėjom šiek tiek apie kalbas, apie tą palaikymą tiek lietuvių, latvių, estų, anglų ir kitų kalbų. Tai 100+ kalbų asistentas gali palaikyti, tai aš nesu sutikęs didesnio poligloto savo draugų rate. Tai tiek iš mano pusės. Dabar gal pabaigai norėčiau dar užakcentuoti, kad Verskis LT svetainėje asistentas veikia. Tai Vitalijus jau šiek tiek apie tai buvo užsiminęs, apie daugiakalbiškumą minėjo, dabar įdomu užklausti,
iš tos patirties su produktu, ar turi ką pridėti, kas iš esmės stebina, ko galbūt dar trūksta ir kaip iš esmės pats žiūri į tą AI asistentų įėjimą į e-komercijos rinką ir į klientų aptarnavimą. Ne, tai manau, čia iš tikrųjų mūsų atveju tai čia jau nebe pirmas dirbtinio intelekto robotas, kurį naudojam, tai sakyčiau, kad tikrai jaučiam didesnę patirtį su juo. Čia turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko ir norėjusi jau šį kartą pasidalinti su klientais, nes vis tiek dalis klientų buvo išbandę seną mūsų AI asistentą, apie pusę metų mes jo naudojamės, gal net ir ilgiau, gal apie 9 mėnesius. Ir tarkim, mums iš to valdymo pusės irgi žinom, kad tikrai jam lengva sumaitinti papildomą informaciją, nes yra skaitomas tas vadinamas sitemap XML-inis failas, kur mes kažką, jeigu matom, kad norėtume kitaip išsameu papasakoti, tai pridedam tiesiog turinio informaciją pas savo tinklapį, žinom, kad po nakties ta informacija jau yra pas dirbtinį intelektą ir sekančią dieną, jeigu gaunam panašų labai klausimą, tai jau matom, kad informacija yra atnaujinta. Tai čia turbūt vienas iš tokių dalykų, kur patys matom, ką galim minimaliom sąnaudom optimizuoti, pagerinti. Peržiūrėti tos chatus irgi yra faina, kad tu gali pamatyti, ko žmonės klausia ir pamatyti, kaip atsako į tas užklausas. Tai kartais net nusistebim, kad mes turbūt patys taip nesakytume gražiai, kaip jis viskas surezimuoja ir pateikia. Tai tikrai vienas iš tų dalykų, kuris labai labai pranoksta, mūsų atveju tai pakankamai, sakyčiau, taip pranokomas lūkesčius. Dar ne visi galbūt apie tai žino, tai čia irgi webinaro metu ir praskleisim tą žinią, kad dažniau galima jo naudotis, nes tikrai atsakymas yra daug greitesnis. Ir manau, kad tai bendrai žiūrint į visą tą parduotuvės vartotojo patirtį, tai taip tikrai ta patirtis reikalinga, kad kuo greičiau jie atsakytų. Be abejo, reikia nepamiršti ir tai, kad kai vartotojas klausia klausimo, tai dalis bus tokių žmonių, kurie po 2-3 žodžius rašys ir tikėsis kažkokio atsakymo, bet, bent jau žmogus su žmogum tai nebendraujam taip, kad, kaip sekasi gal porą žodžių klausimas, bet jeigu tu nori sužinoti, kaip žmogui vakar sekėsi pažiūrėti krepšinio rungtynės, kokias emocijas patyrė, dažniausiai tai būna 10 žodžių, bent jau koks nors žodžių junginys, frazė, sakinys. Tai su dirbtiniu robotu be abejo reikėtų irgi teoriškai bendrauti irgi ilgesniais sakiniais, tačiau ne visada tai būna ir dažnai žmonės rašo trumpus klausimus. Tai tada atsiranda toks savotiškas sportas, kaip apmotinti tą dirbtinį intelektą, kad jis net į poras klausimų tos žodžius, frazes trumpas galėtų irgi atsakyti. Tai galima tikrai irgi tokius ir gaudyti tas tipinės frazes, padaryti tokį klausimų atsakymų variantą, kur tiesiog kitą kartą jis vis tiek bandys žmogui atsakyti ir tame atsakymą paprašys, kad jeigu vis dėlto neteisingai supratau tavo klausimą, išplėsk jį, papasakok pačiau. Ir žmogus matom, kad irgi tada parašo tą platesnį klausimą. Tad šitoje vietoje nebus taip, kad dirbtinis intelektas nuveiks absoliučiai viską, bet jį prižiūrint ir tobulinant, būtent dar skaičiu iš parduotuvės verslininko pusės, tai tikrai ypač 1-2 mėnesį reikėtų tam daugiau gal dėmesio skirti, vėliau manau, kad ir mažiau. O dar vienas dalykas, tai tikrai tai nekainuoja labai daug. Tai nežinau, ar galim to paties webinaro metu atskleisti, ar jau paskleisim tą informaciją per naujienlaiškį ir tinklalapį, bet su Liutauroje komanda irgi sutarėm, kad turim specialią kainą mūsų klientams. Tai Liutaurai, ar vardinam, ar... Jo, nėra ko čia slėpti, esam sutarę, tai gali atskleisti drąsiai. Tai paminėk, kad aš netyčia nesuklyščiau, nes turim 2 variantus. Vienas variantas, kur tik tai tekstinis bendravimas, kur iš mūsų pusės klientai gali valdyti klausimus, atsakymus, tai yra tą vadinamą turinį, kuris yra pateikiamas į robotą, į dirbtinį intelektą. Ir antras variantas, kur jau negalima įvardinti kainos, nes viena, kai yra parduotuvė iš 10 prekių, tai tikrai yra iš 100 000 prekių, kur jau yra prekės sufleris, kuris, kaip minėjai, noriu raudonų Nike batų ir man jis atfiltruoja tik tos 3 batus, kurie yra raudonas ir Nike ir batas. Taip.
Kas liečia tos jau sudėtingesnius scenarijus, tikriausiai ten nebus standartinės kainos, nes kiekvieną reikės projektą vertinti, bet žinant kainodarą, tai tikrai irgi nėra kažkoks didelių skaičių dalykai, o tiems, kur mažesnė apimtis ir užtenka tos tekstinės, ypač kur yra straipsniai, yra turinio pripildyti tinklalapiai, tai tikrai turėtų užtekti ir to mažesnio modelio darbe prekių. Tai palieku tau tada įvardinti. Jo, tai tiksliai Vitalijus paminėjo, kad yra du tie atskaitos taškai. Standartinis AI asistentas, jo kaina 29 eurai per mėnesį ir į jį eina 100 pokalbių. Tai jeigu esat mažas e-komercijos verslas, to pilnai turėtų pakakt. Jeigu po to reikės papildomai pokalbių ant viršaus nusipirkti, tai irgi bus galima padaryti. O jeigu jūs jau domina rimtesnis AI asistentas su pilnu funkcionalumu ir rekomendacijos produktų, kaip rodėm HomeBnB atveju ir su kitom integracijom, tai tada jau tiesiai mus kreipkitės, projekto kainos nuo 1500 prasideda už diegimą, plus yra mėnesinis administravimo mokestis nuo 155 eurų. Tai, žodžiu, įsivertinkite, ar jums užtenka to paprasto, čia tik verskis LT klientam, ar reikia to rimtesnio su visais įmanomais funkcionalumais. Ir visada yra opcija turbūt paimti paprastesnį variantą, kaip sakoma, apšilt kojas, suprast, kaip jis veikia, pamatyti, kiek to minimaliom pastangom galima pokyčio padaryti. Na ir be abejo, kadangi procentinė prasme tas pokalbio metu jis gali netyčia ir pardavimą padaryti, padės klientui prekes išsitraukti ir parduoti, tai vertinant tai, kad jeigu verslas internetu parduoda, tai manau, kad tam tikrą procentą, jeigu dabar aš atsimenu apie 20% visų pokalbių baigėsi pardavimais, jeigu dabar iš atminties teisingai atsakiau, kad nesuklaidinti. Auga vidutiniškai užsakymo vertė 20%. Netaip vardinau, jo. Tai gerai, kad pataisai. Tai manau, kad irgi toks, nemažas skaičius iš tikrųjų. Tai tą turint omenyje, tai manau, keli šimtai eurų netgi per mėnesį už labai gerai išdirbtą čia dirbtinį intelektą, tą robotą, tikrai tai yra vertingas dėmesio dalykas. O be abejo, pradėti galbūt ir nuo mažesnių dalykų galima, kad tiesiog pradėti, pamatyti ir vietoj to, kad pačiam sėdėti prie naršyklės ir bandyti atrašinėti žmonėm, tai tą gali padaryti jau ir automatiniai visi šių laikų dalykai. Taip. Dėkui už prezentaciją ir po webinaro, kaip visada, paliksim kontaktus. Tad drąsiai susiekit, pabendraukit ir manau, kad tikrai bus geros patirties su šiuolaikiškais įrankiais. Ačiū, Vitalijau, už pakvietimą, malonu ir linkėjimai visiems. Lauksiu susiekiant, kam bus įdomu. Ačiū ir tau. Iki. Viso.